Kuo kameroje daugiau megapikselių, kuo daugiau raiškos, tuo yra geriau. Ar tikrai taip? Ne, taip tikrai nėra. Esame išvažiavę už miesto, šiuo metu šlykštus oras iki negaliu, lyja, rūkas, šviesos jokios čia nėra, o kameroms taip pat yra išjungtas pašvietimas. Kodėl? O tam, kad kamerom būtų kuo sunkiau dirbti. Taip, kad einam į mūsų autobusą, į mūsų mobilę IP kamerų ekspoziciją ir pažiūrėsime, kaip tos kameros filmuoja realybėje. Išsijungiam šviesą. Štai patogios vietos mūsų klientams. Ir štai kiek kamerų mes matome. Atvykę pas jūs lygiai taip pat matysite kamerų darbą pas savo teritorijai. Ir ką mes norim parodyti. Pažiūrėkit, koks yra skirtumas tarp kamerų. Viena kamera tamsiai, kita šviesiai filmuoja, kita kažkaip, kita dar kažkaip ir įvairiausių čia yra rezultatų. Tai, kad pakalbėkime dabar apie megapikselius. Kuo daugiau megapikselių, dieną šiek tiek bus gražesnis vaizdas, bet naktį bus kitaip. Naktį bus priešingai. Pažiūrėkit, koks yra skirtumas. Čia yra 8 megapikseliai, čia yra 5 megapikseliai, čia yra 2 megapikseliai raiškos. Žiaurus skirtumas kamerose nakties metu. O kad tamsu laukia, tikrai tamsu. Štai mes filmuojame tą pusę, išjungėsiu prožektorių. Čia yra tamsu, į griovį nenoriu nusiversti, nes jo net ir nematau. Grįžtam atgal. Būsime atviri. Nereiškia griežtai, kad vien jau daug megapikselių iš karto yra blogai. Viską lemia mūsų sensorius. Mūsų matrica kameroje, kuri ir reaguoja į šviesą, kuri surenka informaciją iš gautos šviesos. Taip kad jeigu mes galim sau leisti geresnės kameras, be abejo mes turėsime ir geresnį vaizdą. Čia yra 2 megapikseliai, čia jau 8 megapikseliai. Jau ne taip ir baisu. Nors ir čia 8 megapikseliai. Klasė ta pati, bet skirtumas yra nemažas. Taip kad vien etiketinis pirkimas arba aklas prašymas įmonės: būkit geri, pasiūlykit kamerą. Ką reikėtų pirkti? Nu, nepykit. Taip mes atsakyti negalim, nes kiekvienas galim sau leisti skirtingai. Dabar parodysiu vieną iš įdomesnių variantų kameros. Štai. Abidvi kameros yra 8 megapikselių. Tik kaina skiriasi kokius 7 kartus. Viršui kamera yra sąlyginai nebrangi, apačioj kamera yra labai brangi. Ar tokios brangios reikia kameros jums? Gal ir ne, o gal ir taip. Gal jūs galite sau leisti, o gal ir ne. Taip kad šitoje vietoje mes norim jums patarti. Niekad nesirinkit aklai vien megapikselių. Tikrai nelaimėsit. Norint neprašaut, norint nesuklyst, ir jeigu renkatės jau rimtas IP kameras, vadinkime laidinės, kuriuom reikia ištampyti internetinius kabelius, verta įsikviesti mūsų autobusą, ypatingai jeigu jūsų teritorija yra didesnė. Tam, kad susipažintumėt su kamerų darbu taip, kaip yra pas jūs teritorijai. Dažnai jūs klausite, gal galite kažką pasiūlyti? Pasiūlykit kamerą. Konkurentai atsiuntė pasiūlymą, gal galite ir jūs? Ne, mes taip nedirbam, nes mes sumontavę kameras esame atsakingi už rezultatą. Pasikalbam, pabendraujam, užsukit pas mus, išsikvieskit mus. Tuomet mes normaliai įsirengsime kameras ir nebus jokių klaidų, nes kaip matot, didelių skirtumų yra. O čia dar ne viskas. Čia yra fiksuotos kameros, o čia mes turim dar visą eilę valdomų kamerų. Štai čia 6000, čia 1200, čia 900, ten yra 300 ir panašiai. Atvažiuojam pas jūs, pažiūrim, parodom, supažindinam, ypatingai supažindinsim su visa informacija, kas liečia vaizdo analitiką, nes tai yra labai svarbu, nes jūs iš kamerų nori gauti kuo daugiau teisingų pranešimų, o ne melagingų. Taip kad, jeigu renkatės geras kameras, užsukit, paskambinkit, išsikvieskit, pasikalbėsim ir nesirinkit aklai megapikselių. Tikrai galit labai skaudžiai suklysti. Sėkmės!